Tokiu plačiu profiliu šokis padeda žmogui. Aišku, tai irgi fizinis parengimas, raumenis, bet tai tuo pačiu ir apsaugo nuo visokių psichologinių bėdų, nes tu išleidi visą savo emociją, palieki ant parketo. Tu išmoksti disciplinuotai gyventi, nenumesti. Vat, jeigu pradėjai choreografiją, tarsi turi pabaigti. Jeigu sieki tikslo, tai turi liktais eiti link to tikslo. Plus šokis tai yra toks dalykas, kur dirba ir kūnas, ir galva, ir dar dirba dvasia, nes tą akimirką šokio, tai tu vis tik tai susilieji su kažkokia savo nežinoma pusė, su kurios gal net nesi atradęs, bet šokio metu va tau jinai išlenda. O kas išlenda ten visai būna, ir jautrus dalykai, ir kažkokie gal juokingi dalykai. Šokdami mes nuolat bendraujame su žmonėmis, tu nuolat socializuojasi. Dabar esu super disciplinuota, bet tik tai šokių dėka. Nes jeigu nešokiai, tai greičiausiai galėčiau būti ir tokia ir maištininkė, ten ir reiverė, ir gotė, ir visokia. Kai savęs ieškai, kai augi, kai nežinai, kas esi, tai disciplina tau padeda neišklysti iš kelio.